Sveiki, Antai ir visi kiti. Bandau nufilmuoti kirtimo momentą ir man labai sunkiai sekasi. Labai sunkiai, nes jau filmuoju nežinau kelintą kartą. Ir taip ir nepavyksta. Kai tik nefilmuoju, viskas ir puikiai pakirtu ir kai tik filmuoju, tai kaip tik tie momentai būna netinkami. Ir kai ištraukiu, nieko ir neištraukiu, tas čia sistema. Bet tai koks čia rodomasis filmas, atsiprašau. Dabar tokios geros jau kojas dvi ištrauktas. Man geras, aišku, ten profesionalams, nežvejojantiems šušara. Nu, vada palaukiam, nes šiaip judėjimas toks normalus. Kojos kaima taip užtikrintai. Šį kartą bent jau 3 kartus tai buvo. 2 ištraukiau, vienas ne. Bet dabar žinau, kada čia, aišku, todėl gaunas tokie nuobodūs tie filmai. Nežinai, kada čia įvyks tas momentas. O apkirpti paskui aš ten nemoku jau sutrumpinti daug programų, visokį naudoti. Nesu įsigudrinęs. Iš čia šaudo kažkas. Kol kas matom nieko nevyksta, nežinau. Kai vyks, tai vėl bus. Jau po laiką tada. Filmuoju ir stebiu viršūnėlę viena akim. Kur filmuoju. Aišku, kitiem tai filmai nepatiks. Bet nėra. Ir. Kai tik va reikia, taip nėra kaip bėma ilgai. Kai jisai bus. O, gražuolytė atplaukė pas mane. Jau pripratinta tų visokių žvejų, kad ir laksto, ir atplaukė kaulydama. Kai mėsi tokias bulkas. Vat negerai tie žvejai daro, ką maži vaikai. Patinka jiems pažaisti, o iš tikrųjų daro blogą darbą tam pačiam gyvūnui. Jis nebesistengia ieškoti maisto. O, kokie yra drąsuolė. Nu, meškerė kaip tyčia tyli. Nu, nežinau, dar reik laukti. Dar reik laukti, ar išjungti aparatą. Neplaukai užvalą, užkliūsi. Varyk iš čia. Negaus nieko iš man. Bet nesitikėk. Kaip čia geriau matyti tas viršūnė. Neina priartinti, kodėl neina priartinti, neįsivaizduoju.
eina, o dažniausiai neina. Bet gal sistema susipainioja, kad nieko nevyksta. Greičiausiai taip ir